Notarinis sandoris. Kurį notarą rinksitės, tikrai taip nėra svarbu. Vieni notarai paprasčiau žiūri viską, kiti griežčiau, bet iš esmės notaro darbas yra sutikrinti, ar pas pardavėją nėra skolų, ar dar kažkokių registrų. Jeigu yra skolų, pardavėjas įsipareigoja sumokėti net ir po sandorio. Tai žinokit, kad šitoj vietoj esat saugus ir viskas yra ok. Jeigu kažkas neaišku, klausit visada notaro. Notaras jums turi išaiškinti ir paaiškinti viską, kad jūs suprastumėt. Jeigu nesuprantat, klausit ir klausit tol, kol suprantat. Viskas to yra ok. Tai, kai gaunat garantinį raštą, skambinat notarui, susitarėt laiką, jums notaras turėtų atsiųsti sutarties šabloną prieš pasirašant notarinę sutartį. Bent jau dieną prieš, dažniausiai atsiunčia porą dienų. Jeigu brokeris tvarko sandorį, prašykit brokerio arba statytojo, kad jums atsiųstų tą sutarties projektą, kad galėtumėt pasiskaityti, pasižiūrėti ir pasianalizuoti. Likusią savo nuosavų lėšų dalį galit pervesti sandorio dienos ryte arba galit pervesti po sandorio. Jeigu pervesit pinigus tą pačią dieną, kai bus sandoris, tiksliau po sandorio, jums reikės dar kartą grįžti papildomai pas notarą, pasirašyti perdavimo priėmimo aktą. Aš rekomenduoju daryti prieš sandorį, kai jau viskas yra aišku, jeigu neaišku, pasiskambinam notarui, pasiklausinėjom ir kai viskas aišku, pervedam pinigus, nueinam pas notarą, pasirašom. Tada registracija dažniausiai būna per 5 darbo dienas, vadinasi kitą savaitę po 5 dienų bus būstas jūsų vardu, tada einam pasirašyti hipoteką, taip pačiai sugrįžtam pas notarą, arba galima tai padaryti nuotoliniu būdu ir per 5 darbo dienas bankas perveda pinigus pardavėjams. Pardavėjai ateina pasirašyti pakvietavimo ir tada susitinkam su pardavėjais, pasirašom priėmimo perdavimo aktą, jums šabloną priseksiu, taip pačiai jį rasite PDF-e, o jeigu norit padaryti moderniai, aš dažniausiai taip ir darau, perdavimo aktas.lt, tai kai pasirašot perdavimo aktą, galite jau tą pačią dieną skambinti paslaugų teikėjams ir persirašyti sutartis savo vardu, su pardavėjas tos sutartys automatiškai nusitraukia. Tai sveikinu įsigijus pirmą būstą.